Kompanija Samsung Electronics ir Lietuvos krepšinio federacija pratęsė rėmimo sutartį ir 8 metus iš eilės tapo oficialia Lietuvos nacionalinės krepšinio rinktinės rėmėja. Susitikimo metu Samsung vadovas Baltijos šalyse Josefas Kimas ir Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis sutartis pasirašė Samsung Galaxy Tab planšetinių kompiuterio ekrane. Be to, panaudodamas išmaniąsias Samsung technologijas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra pristatė nacionalinės komandos pasirengimo olimpinių žaidynių atrankos turnyrui planą. Žavimės Lietuvos sportininkų pasiekimais. Todėl norime, kad Lietuvos krepšinio rinktiniai kelias link olimpinių žaidynių būtų kuo sklandesnis. Tikimės, kad Samsung bei visų Lietuvos žmonių parama padės krepšininkams sėkmingai dalyvauti atrankos varžybose Venesueloje, o jų pergalės įkvėps šalies žmonės. Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas, legendinis šalies krepšininkas Arvydas Sabonis džiaugiasi, kad Samsung yra ištikimas Lietuvos krepšinio partneris. Labai džiugu, kad Lietuvos krepšinio federacijos ir Samsung kompanijos draugystė tęsiasi. Šiandien mes pratęsėm sutartį. Noriu padėkoti Samsung už Lietuvos krepšinio federacijos rėmimą ir palinkėti visko ko geriausio ir sėkmės jų atliekamuose darbuose. Ačiū. Samsung yra aktyvi sporto rėmėja visame pasaulyje. Pernai Lietuvoje vykusiame Europos krepšinio čempionate kompanija aktyviai rėmė Lietuvos krepšininkus. Samsung Electronics taip pat yra oficiali 2012 metų Londono olimpinių žaidynių partnerė ir viena iš pagrindinių olimpinio deglo estafetės rėmėjų.